Taip, praėjo minutė. Viena savo užvestą ir šildė čia mašiną valo dar stropiai. O kita kažkodėl šaltą mašiną valo. Taip pat sėkmingai. Abi pradėjo beveik vienu metu. Ir taip pat preciziškai valo. Viena kažkodėl iš pradžių nuvarė priekinį stiklą, o po to jau eina toliau, o kita pas mus iš pradžių pradėjo valyti nuo stogo, šoninių stiklų, bet sekasi abiem palyginus vienodai. Reiškia, kaip ir nuo kur pradėsi valyti nelabai svarbu. Nežinau, vyrai, aišku, pradėtų valyti šoninius langus, tada, kai mašina iššiltų, tada jie pradėtų jau nuo priekinio tik nubraukti reikėtų ir viskas. Nereikėtų gramdyti. Nors moteriškis kažkokia gal dalis logikos ir yra. Žiūrėsim, ko čia baigsis. Taip. Šita ne blondinė, matau. Viskas čia gerai vyksta. Antra nežinau su kapišonu, bet manau, kad blondinė. Ir valytuvą vieną pakėlė dar. O, šitą irgi maniškę pakėlė jau, ne blondinė. Jau su gremštuku gremžia. Aišku, jie žymiai lengviau už tai, kad jau stiklas iššilęs. Per tiek laiko mašina, matau, nebloga, tai turbūt, kad jinai jau turės švarų stiklą. O jo, taip, kaip ir sakiau, blondinė. Tikra, netikra, bet pagal smegenis tai tikrai blondinė. Nuleido valytuvą ir dabar jinai turi aplidėjusių stiklą. Nesvarbu, kad jisai nuvalytas. Žiūrėsim, kaip... Žiūrėkit, ir faras nuvalo. Va čia tikrai ne blondinė. Gerbiu už tai. Gerbiu, va, čia jo, matyt, gerą vyrą turi. O čia kas vyksta? Čia dabar mes įjungiam signalizaciją ir bandysim užkurti. Opa, ant bėgio kūrėm. Nieko. Blondinė yra blondinė. Ko čia baigsis, pažiūrėsim. Nagi. Užvesim, neužvesim. Įdomu. Nežinau. Nesiseka, matyti, signalizacija paspaudė ne tą, dabar nieks net pažįsta jai. Taip. Turim apledėjusi priekinį stiklą. Nelabai draugiška signalizacija. Ir šaltą automobilį. Ir durelės atsidarė, matau, jau reikia kažkokių tai imtis ekstremalesnių veiksmų, konkrečiau. O štai mūsų ne blondinė. Įlipau domiuką, matau, stikliukai visi švarus, gražus. Stogo, nedavalė. Čia nieko netimsi. Bet viskas, mes jau važiuojam. Filmavimo laikas realus, taip kad matysim, per kiek laiko reikia blondinė ir ne blondinė išvažiuoti iš po darbo. Štai viskas, mes jau turim laimėtoją. Taip, turim laimėtoją. Švarų stiklai galinis, matau, va, neįjungia galinio stiklo šildymo, bet nemanau, kad tai labai jau įtakos, nes jinai veidrodėlius ir faras nusivalė, taip kad manau, kad čia galim nulenkt galvą žemai. Ir kas svarbiausia, kad abidvi dirba toj pačioj kontoroj. Jos galbūt net ir kavą geria kartu per pertraukėlės. Plaukų spalva vis dėlto labai įtakoja automobilio būklę, aš manau. Taip, mes dar turim atsiliekančią blondinę, kuri, kaip matau,
nesugeba susidraugauti su signalizacija. Štai matau 2 mirksniai, reiškia atrakino turbūt jau. Turbūt atrakino ir matau iš kažkur dūmai, ar užvest pavyko ar ne, arba jinai užsirūkė iš nervų. Tai laukiam tolimesnių veiksmų. Kadagi užsidegs žibintai? Kada? Matyt, dūmai buvo ne iš ten. Durys vis dar atidarytos, blondinė vis dar salone. Dūmai rūksta, matyt, kad pavyko gal užkurt. Ne. Užrakino, kaip matau. Teoriškai dabar turėtų paspausti kitą mygtuką ir turėtų mirktelt 2 kartus. Laukiam 1, vėl paspaudė užrakinimo mygtuką. Nu, laukiam, kada 2 kartus sumirksės. Kiek blondiniai reikia, kad atrakins signalizaciją. Filmavimo laikas realus, taip kad mes viską matysime. Ops, durys užsidarė, vėl užrakino. Laukiam toliau. Užsidegė salonė šviesa, užgeso kažkodėl tai vėl, matyt, rankiniu būdu užgesino, bet laukiam, dūmai iš galo automobilio lyg tai kyla, bet neaišku iš šito ar ne. Opa, va čia tai įvykis. Su lediniu stiklu mašina pajudėjo ir nusispjaut mums ant visų eismo dalyvių. Opa, mes jau trasoj. Nežinau, jinai gal akinius pamiršo, tai tas pats. Jeigu važiuos ir nevažiuos. Nu va. Turim, ką turim. Ačiū uždėmesį. Blondinė ir ne. 2 automobiliai. Laikas. Kelionės saugumas.